Moksleiviai projekto metu turėjo ne tik sugalvoti idėją, bet ir ją pagrįsti, iškeliant problemą, įrodant jo svarbą, kad jų sukurtas gaminys tyrimas turės įtakos pokyčiams. Šiais metais ypač stipri pagalba jaučiama iš tėvelių. Šitas renginys yra tradicinis, jau trečia abiturientų laida, pristatinėja savo ilgalaikius projektus, jie rengia individualius savo projektus beveik 1,5 metų, ir parodo, kokius įgūdžius, kokias žinias per tai įgijo, parodo taip pat savo kūrybiškumą, mokėjimą spręsti problemas, ir mums labai džiugu, kai mes matom tą mokinių pokytį iš tų tokių kuklių pirmokų, kurie ateina ir nieko nemoka, išauga tokie brandūs jaunuoliai. Jau ne vienas mūsų abiturientas yra iš tikrųjų sudarę sutartį su įvairių firmų atstovais ir gauna palaikymą studijų metu ir tam tikras darbo vietas užtikrintas net studijų metais. Šių metų laida yra išskirtinė tuo, kad mes turime tokios pagalbos stiprios iš tėvelių pusės. Kaip niekada tėveliai palaiko ne tik morališkai šiais metais, bet jie visai prisidėjo. Kai kur talkino vaikam, kai kur rėmė medžiagomis, konsultavimu. Projektai ne tik pristatomi, bet ir vertinami. Tai yra baigiamasis mūsų abiturientų inžinerinių projektų pristatymas. Šitos projektus jie darė 1,5 metų, pradėjo 3 klasėje, juos įgyvendino beveik pilnai. Juos pristatėme Vilniaus Gedimino technikos universitete, tačiau projektas niekada nėra baigtinis. Inžinerinis yra toks procesas, kad jį reikia nuolat tobulinti. Taigi šiemet buvo grįžta ir vėl patobulinta ir dabar jau yra pristatoma visiškai išbaigti produktai. Vertinamos 2 dalys. Tai pats produktas, kaip jisai veikia, kaip jis atitinka iškeltą inžinerinę problemą, kokie inžineriniai metodai buvo taikomi. Taip pat bus vertinamas ir viešasis kalbėjimas, kaip moksleiviai geba pristatyti tai, ką padarė, kaip jie gali komunikuoti lietuvių ir anglų kalbomis. Prie projekto sėkmės didžiąja dalimi prisideda ir socialiniai partneriai. Kadangi esame socialiniai partneriai, tai būtent per ateities inžinerijos platformą mes bendradarbiaujame ir esame sėkmingai pasirašę bendradarbiavimo sutartį. Tai labai smagu šiandien matyti visuose projektuose pažymėtą ateities inžinerijos platformą. Tai mes betarpiškai bendraudami iš esmės kūrėm tos projektinius darbus, koordinuoja mūsų dėstytojai ir padeda kurti šitos projektinius darbus ir be abejo didžiausią dalį atlieka mokyklos mokytojai ir vaikai. Inžinerija neturėtų gąsdinti ir aš tikiu, kad mokiniai, kurie mokosi tokiuose tikslinėse mokyklose, ir kurie pradeda tą kelią, nebūtinai visi taps inžinieriais, bet jie taps inžinerinį mąstymą turinčiai žmonėmis, o tai labai svarbu valstybei. Socialinių partnerių dėka moksleiviai skatinami domėtis ir energetika, turi galimybę praktiškai susipažinti su inžinieriaus įvairiomis profesijomis. Mes jau 2 metus iš eilės Ignitis grupės iniciatyva vykdome programą Energy Smart Start, kurią siekiame skatinti Lietuvos moksleivijos susidomėjimą energetika, inžinieriaus įvairiomis profesijomis, nes iš tikrųjų, kadangi esame viena didžiausių energetikos bendrovių visose Baltijos šalyse, pastebime, kad nuolat plėsdami savo veiklą, kurdami naujus projektus, juos įgyvendindami, susidūrėme su problema darbuotojų tiesiog trūkumo. Kviečiamės į savo objektus, į kogeneracinės jėgainės, į hidroelektrinę, į vėjo parkus, viską prodom, supažindinam, kad moksleiviams, studentams tas darbo pobūdis, sakykime, šiuolaikinio dabartinio energetiko būtų kaip įmanoma aiškesnis ir suprantamesnis. Įgyvendinant projektus, moksleiviams teko susidurti su iššūkiais, bet svarbiausia, džiugina pasiektas rezultatas ir savo ateitį planuoja sieti su inžinerijos specialybe. Mano darbas yra augalų hidrolatų panaudojimas gerinant miego kokybę. Tai mano tikslas buvo susitelkti į žmogaus miego kokybę ir stengti sukurti hidrolatus, kurie ją gerintų ir nereiktų naudoti tam tikros medicinos, o viskas būtų natūraliai iš mūsų produktų, galbūt kuriuos turime patys arba auginame patys. Mano inžinerinio projektas tai buvo, kad pastato atitvarų paviršių temperatūrinį žemėlapį sudaryti, tai man reikėjo išmatuoti kiekvieną mokyklos kampelę temperatūrą, kad sužinot, kur yra pralaidumas mūsų mokykloje.